Sakoma, kad krizė pats metas imti gyvendinti seniai brandintas verslo idėjas. Tačiau tapti naujai iškeptų verslininkų, kai perkamoji galia sumažėjusi, itin rizikinga. Vienas iš būdų sumažinti riziką ir pigiai startuoti – verslo inkubatoriai. Dainius Lomsargis renginių organizavimo verslą pradėjo viename iš 7 Lietuvoje veikiančių verslo inkubatorių. Istorija labai paprasta, kaip ir bet kuris verslas turbūt prasideda nuo to, kad nori daryti kažką savo. Tiesiog nusprendė, kad vieną kartą reikia realizuoti tas idėjas, kurios yra susikaupusios paties galvoj. Taip ir pradedamas turbūt kiekvienas verslas. Arba žmogus turi kažkokią patirtį matyti ar ne, arba tiesiog nori daryti tai, ką nori daryti. Inkubatoriuje jaunasis verslininkas galėjo lengvatinėmis sąlygomis išsinuomoti patalpas, gauti kompiuterinę įrangą, baldus. Tačiau, norint patekti į inkubatorių, reikėjo pakovoti už savo idėją. Vilnijos verslo inkubatorius direktorius Eduardas Potašinskas pastebi, kad jaunoji verslininkų karta žengia drąsiai net sunkmečio sąlygomis. Verslumui yra problematiška, nes visuomenės opinija, kaip rodo apklausos, kad trečdalis niekada negalvoja užsiimti savo verslų. Ypatingai aš labai džiaugiuosi jaunąją kartą. Jie iš tikrųjų yra verslas tiek, kiek man tenka dalyvauti ir kolegijose, ir verslauk, ir idėjų, universiteto konkursuose idėjų. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų ateina jaunimas, kuris jau nebeturi senųjų šablonų, kad užsiimti verslų yra gėdinga, atseit tai yra būtinai surišta su kažkokia apgaule. Tačiau atsikratę svetimo požiūrio šablonų, jaunieji verslininkai sunkiai atsikrato įpročio nusirašinėti. Lietuviai iš esmės yra verslas, bet visą laiką galioja ta tokia aš irgi strategija, ar ne? Kažkas daro, kaimynas daro kažką ir aš darysiu taip pat, ar ne? Tai tokių verslų buvo labai daug ir tai akivaizdžiai pasimatė, sakykime, prieš porą metų ta griūtis, tarkim, statybų sektoriuje, ar ne, kai visi, ar nekilnojamo turto sektoriuje, kai visi puolė į tą sritį ir atitinkamai išsipūtė tas burbulas, ar ne. Kita vertus, kaip ir minėjau, kiekvienas žmogus turbūt pasirenka tai, ką jis nori labiausiai daryti arba geriausiai išmano. Per pirmosius 3-5 metus išsilaiko vos 4 iš 10 naujai įsteigtų įmonių. Sėkmingam startui būtina visapusiškai apgalvoti idėją bei jos susitikimą su visagalė rinka. Man visą laiką norisi to didelės pridėtinės vertės produktų. Aš ištisai per paskaitas sakau, kai mes kalbam apie čipsus ar apie kukurūzų tuos skanėstus tokius su cukrum pabarsytus, aš aiškinu, kad tai yra, paskaičiuokit, kokia kaina yra kukurūzo ir kokią kainą tu moki už tą vargšą pakelį, kurį tu gauni įeidamas į kino teatrą, popkorno, ne? Na, o žengiant į konkurencingą rinką, svarbu matyti savąją nišą. Jei ponas X negali pasiūlyti geresnio produkto nei ponaitis Y, tai pirkėjui jo greičiausiai taip ir neprireiks.